Panemunėlio špitolė. Panemunėlio miestelio pagrindinio kelio posūkyje, prie pat Švento Juozapo Globos bažnyčios dešinio kampo, iki šių dienų stovi didelis medinis pastatas, vadinamas špitolė, bažnyčios tarnų namais. Žemaičių vyskupijos dokumentuose rašoma, kad špitolė pastatyta 1912-13 metais iš senosios nugriautos bažnyčios medienos. Pastate įrengti 4 2 kambarių butai. Juose gyveno bažnyčios tarnai – vargonininkai, zakristijonai, prižiūrėtojai. Vargonininko bute didžiajame kambaryje stovėjo baltas pianinas. Šventinių vakarų metu jo grodavo vargonininkai. Muzikos instrumentą lietė garsūs operos solistai Juozas Bieliūnas ir Juozas Katelė. Prie špitolės įėjimo mėgo fotografuotis miestelio inteligentija, katalikiškų ir visuomeninių organizacijų atstovai. Sovietmečiu čia buvo įrengtas ryšių skyrius, 3 butai Panemunėlio tarybinio ūkio dirbančioms šeimoms. Šiuo metu į vaiduoklį panašus pastatas su užkaltais langais toliau skaičiuoja savo dienas.